Saugumas internete prasideda nuo jūsų asmens duomenų apsaugos. Pirmiausia, svarbiausia saugus bendravimas. Ar kada nors girdėjote apie SSL ir TLS? Šie protokolai šifruoja jūsų duomenis ir apsaugo juos nuo smalsių akių, kai dalijatės informaciją internete. Toliau pakalbėkime apie saugumo funkcijas. 2 veiksnių autentiškumo patvirtinimas arba 2FA keičia žaidimo taisyklės. Jis suteikia papildomą jūsų paskyrų apsaugos sluoksnį, todėl įsilaužėliams tampa daug sunkiau į jas patekti. Dabar laiškai gali būti sudėtingi. Jei gaunate laišką, kuriame prašoma pateikti asmeninę informaciją, nespauskite tiesiog atsakyti. Pirmiausia, patikrinkite, kas jį atsiuntė. Ir nepamirškite savo teisių. Bet dar reiškia, kad įmonės, norėdamos rinkti jūsų duomenis, turi gauti aiškų jūsų sutikimą. Taigi perskaitykite privatumo politiką. Jos ten yra ne veltui. Galiausiai protingai dalinkitės asmeniniais duomenimis. Neskelbtiną informaciją, pavyzdžiui, savo vardą, pavardę ar adresą, pateikite tik tada, kai tai būtina ir tik patikimose platformose. Laikydamiesi šių veiksmų ne tik apsaugosite save, bet ir padėsite kurti saugesnį skaitmeninį pasaulį visiems.